smėlis. Trakiškių smėlis lengvesnis nei Jeruzalės smėlis. Prisikėlimo nesuteptas, tikėjimo neapsunkintas, kūno dūlėjimui iškastas. Nenoriu tavęs, kuris mane atvirom rankom priglausi. Eilėraščio ašis yra smėlis. Koks tai smėlis? Nesunku suprasti, kad čia kalbama apie kapinių smėlį. Nes smėlis, Trakiškių smėlis, lengvesnis už Jeruzalės smėlį. Ką tai reiškia, kada mes laidodami savo mirusius sakome, tegu būna tau lengva žemelė. Ką mes tada linkime? O būtent turbūt tai, kad mes norime tam mirusiam palinkėti, kad toji žemė neslėptų mirusio. Kad niekas ateityje neišniekintų jo kapo, neišniekintų jo palaikų, neišniekintų jo atminties, neišniekintų jo darbų, jo prakaito, jo galbūt pradėto kraujo, jo idėjų, dėl kurių jis gyveno ir dėl kurių galbūt mirė. Ir kodėl būtent Trakiškių smėlis turi būti lengvesnis už Jeruzalės smėlį. Iš kur prisikėlimo sąvoka atsirado? Reikėtų čia grįžti į Senąjį testamentą ir rasime pirmą kartą prisikėlimo sąvoką panaudojo pranašas Ezechielius Babilonijos tremtyje, kada jis kalba apie tai, kad matė regėjimą, kad prisikėlė balti kaulai. Pareiškimo knygose rašoma, kad šita žemė išnyks ir atsiras nauja žemė, nauja Jeruzalė. Ir daug kas skaito Seną raštą paveidžiui, jis skaitė, kad pirmiausia bus prikelti tie, kurie arčiausia Jeruzalės miestų. Kad kiti dar skaitė, kad bus prikelta tiek ir tiek šimtai tūkstančių žmonių. Aišku, tam pranašui tas skaičius buvo milžiniškas, bet mums, kada mūsų yra tiek ir tiek milijardų, tas keli šimtai tūkstančių gali kelti ir nerimą. Jeigu bus prikelta tik keli šimtai tūkstančių žmonių ir pirmiausia bus prikelti arčiausia Jeruzalės, tai tiem gyvenantiems toliau gali ir trūkti vietos. Taip mane kaip kurie žmonės ir tai daug kas ir 19 amžiuje, ir 20 amžiuje pradžioj, ir daug kas keliavo į Jeruzalę vien tam, kad būtų palaidotas ko arčiausiai to miesto. Ir vėlgi kas atsitiko, net ir po mirties, nes tų vietos trūkdavo ir atsirasdavo tie, kurie turėdavo daugiau pinigų, jie pasamdydavo žmonės, kurie iškasdavo tuos mažiau turtingus kapus, juos išversdavo į šiukšlyną, laidavo savus. Miestas plėtėsi taip, kad vėl reikėjo tuos perlaidoti. Taip, kad jiems ramybės tikrai ten ilgai iki šiandien nebuvo. O kodėl Trakiškių smėlis? Trakiškis tai yra dabar Punsko kapinės. Nes mūsų žmonės, senesni žmonės sakydavo, jeigu norėdavo juos kažkur, kad jie vyktų kur nors, tai atveždavo, kad man tai yra jau vieta numatyta, aiškiai, Trakiškis. Arba jeigu paždavosi dėl žemės, tai sakydavo, kad tau 2 kvadratų užteks Trakiškėse.
Ir būtent toji žemė Trakiškių atrodo tokia miela, tokia artima, kad su nuoširdumu, su atvirom rankom tave glaus, duos amžiną atilsį. Toji žemė, kur ošia medžiai, čiulba paukščiai, kur nevažinėja automobiliai, mašinos. Imkim Varšuvoje kapinėse kapas stovi 25 metus, po to laidoja kitus. Tiek mes turime tam žmogui skiriame laiko 25 metus. Po to tarytum jis jau neegzistuoja. Mums jis jau nesvarbus. Mes vietoj jo palaidosim kitą, pastatysim kitą paminklą. 25 metai. O Trakiškės smėlis, kuris taip mielai su tavim rankom nori sutikti, aš jam sakau, nenoriu iš tavęs. Gal ir savaime aišku, kodėl.